Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruojate kanalą, pasidalinote vaizdo įrašais, juos pakomentuojate ir paspaudžiate patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau ir judėti į priekį. Ačiū Jums. Spalio 24 dieną Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu konstatavo, kad Artūras Orlauskas savo laidose paskleidė 39 tikrovės netitinkančius ir Andriaus Tapino garbę ir orumą žeminančius teiginius. Artūras Orlauskas viešai skelbė, kad vien jam asmeniškai neturtinės žalos atlyginimas kartu su bylinėjimusi išlaidomis atsieis daugiau nei 90 000 eurų, o dar maždaug 10 000 eurų gali sudaryti palūkanos. Jo teiginius skleidusiems kanalams priskaičiuota daugiau nei 40 000 eurų. Bandydamas padengti teismo išlaidas, Artūras Orlauskas prašo paaukoti jam pinigų. Lapkričio 1 dieną jis skelbė, kad žmonės jau pervedė beveik 70 000 eurų. Tačiau toks paramos rinkimas sudomino prokurorus ir valstybinę mokesčių inspekciją, nes paramą pagal įstatymą galima naudoti tik visuomeniai naudingiems tikslams. VMI abejoja, ar Artūro Orlausko teismo išlaidų apmokėjimas naudingas visuomeniai. Opozicijos naikinimas tęsiasi. Norima, kad priteista teismo sumą Andriui Tapinui Artūras Orlauskas negalėtų sumokėti todėl, nes abejojama, ar surinkta parama yra naudinga visuomeniai. Tai klausimas, ar visuomeniai naudinga būtų, kad dingtų demokratija ir opoziciniai kanalai būtų uždaryti. Juk pati visuomenė net po 1 eurą, po 2 eurus saukojo šią sumą ir tai rodo, kad jai tai yra aktualu. Trečiadienį Artūras Orlauskas pasidalino įrašu, kuriame pranešė, kad dėl paramos rinkimo į jį kreipėsi ir prokuratūra. Paties Artūro Orlausko paviešintame prokuratūros rašte nurodoma, kad generalinėje prokuratūroje viešojo intereso gynimo aspektu atliekamas tyrimas dėl galimai neteisėto viešosios įstaigos turto naudojimo privačių asmenų ir įmonių naudai. Prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė patvirtino, kad prokuratūra išties domisi Artūro Orlausku, tačiau ne savo iniciatyva, o po vieno asmens kreipimosi. Va taip labai įdomu, kas yra tas vienas asmuo. Manau, visi turime tą patį žmogų mintise, kuris galėjo kreiptis į prokuratūrą. Tačiau prokuratūra pasirodo gali dirbti ir ginti viešą interesą, tačiau kai kur jį tiesiog užsimerkė. Kai asmuo pasidalina socialiniuose tinkluose, kaip taikiniuose vaizduojami Seimo nariai ir taikiniai sušaudomi, jį nereaguoja. Kai Algis Ramanauskas siūlo šaudyti tėvus, kurie klausosi rusiškos muzikos, prokuratūra nenustato nieko. Kai Kasčiūnas su Svaru svarsto apie nelojalių piliečių žudimą, prokuratūra irgi neranda jokių pažeidimų. Tačiau kai reikia tildyti opozicinę žiniasklaidą, institucijos dirba padidintais tempais. Andrius Tapinas savo Facebook platformoje džiaugiasi ir rašo, kadangi su Laisvės TV esame suinteresuoti gauti tus pinigus, tai aš kažkaip tikėjausi, kad jie pasitars su teisininkais ir paramą rinks pagal visus įstatymus. Bei kai tu renki paramą Orlauskui teismams į VŠI sąskaitą arba paramą Gorieniai kovai su Tapinu į Gorienės vyro VŠI, nors atsakovas yra UAB, tada gali būti problemų. Nors komiko teatras, ar kaip jis ten pasivadinęs, Musika Mundi, turi paramos gavėjo statusą, bet galutinis gavėjas pagal labdaros ir paramos įstatymą turi būti neįgalusis, ligonis, našlaitis, nukentėjęs nuo karo ir kitų nelaimių, parama turi prisidėti prie socialiai naudingos veiklos. Tačiau juk Andrius Tapinas irgi rinko paramą teismams. Dar 2022 metų Liepos 18 dieną jis rašė, kad manęs dažnai klausia žmonės, kaip įmanoma atlaikyti tokias lavinas. Paprastai kruopščiai fiksuojant kiekvieną tokį pasisakymą, kiekvieną vaizdo įrašą, sisteminant ir ruošiantis duoti teisinį atsaką. Ir manau, kad jau atėjo metas. Vien tik paneigimais ir atsiprašymais Chebra neatsipirks. Jie nuosekliai mėgino sunaikinti tiek mano, tiek Laisvės TV reputaciją, pakenkti, renkant finansinę paramą Ukrainai. Jų melas pasiekė didelę auditoriją, todėl ir neturtinė žala turi būti nevaikiška. Bet čia reikės jūsų pagalbos. Teisminiai procesai bus nepigus, nes atsakovų nei vienas ir ne du. Plus dar kreipimasis į įvairias institucijas, nuo Seimo etikos komisijos ir iki advokatų garbės teismo. Preliminariai skaičiuojant, kelios teisininkų kontoros sudėliojo iki teisminį ir teisminį biudžetą apie 15-20 tūkstančių. Laisvės TV tokio biudžeto neturi, natūralu, kad iš paramos Ukrainai sąskaitos neimsime nei cento. Todėl atsidarėme dar vieną sąskaitą ir pradedam dar vieną eksperimentą. Susimeskime ir padėkim šmeižikus į vietą. Patys ragino tai padaryti ir žadėjot prisidėti. Ir nurodo rekvizitus. Gavėjas VŠI Laisvės TV, paskirtis teismui.
Tai Tapino atveju pinigų žmonės vedė taip pat į VŠI ir paskirtį jis buvo nurodęs panašiai kaip ir Artūras Orlauskas teismams. Kodėl VMI ir prokuratūra net nesusidomėjo surinkta parama? Gal ir viskas buvo gerai, tačiau kodėl net nesusidomėjo situacija? Ar vienu atveju rinkti paramą teismams yra naudingas visuomeniai tikslas, o kitu atveju ne? Klausimai kyla, atsakymų tikrai negirdime. Teisingumo ministerijos vertinimu Seime registruoti civilinio kodekso pakeitimai dėl partnerystės įteisinimo tos pačios lyties porų santykius prilygina santuokinėms šeimoms, sako viceministrė Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Todėl pasak jos Teisingumo ministerija nepalaiko šios įstatyminės iniciatyvos, o Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė griežtai pasisakė prieš lyčiai neutralią partnerystę. Tai netitinka žmonių nuomonės. Džiugu, kad Teisingumo ministerijoje susiformavo stipri komanda, kuri atstovauja realų teisingumo ir šeimos vertybės. Palaikome Teisingumo ministrę Ritą Tamašūnienę ir Teisingumo viceministrę Kristiną Zamarytę-Sakavičienę dėl aiškios ir teisingos pozicijos naujojo partnerystės įstatymo klausimų. Apie naująją viceministrę Kristiną Zamarytę-Sakavičienę rašo ir užsienio spauda. Jis straipsnyje teigia, kad Zamarytė-Sakavičienė pripažino, kad krikščioniškų įsitikinimų reiškimas politikoje gali būti iššūkis. Tačiau jis sakė tikinti, kad moralinė tiesa neturi būti primetama, kad būtų veiksminga. Tiesa pati save apgins, sakė ji. Jums tik reikia būti jos nešiotojais. Kalbėdama su jaunais katalikais, kurie siekia tarnauti viešajame gyvenime, ji ragino juos drąsiai ir autentiškai laikyti savo vertybių. Nebijokite laikyti savo moralinių įsitikinimų, net jei tai kainuotų jūsų karjerą, sakė ji. Net jei tai nutiktų, atsivers nauji ir netikėti keliai. Gyvenimas, pasak jos, tampa paprastesnis, kai nepaslėpi savo įsitikinimų. Paklausta, ko šiandien Europos visuomenė labiausiai laukia iš lyderių, jie atsakė, kad tai nėra vien tik kompetencija, bet ir gebėjimas būti prieinamu, bei sugebėjimas pertikti amžinas moralinės tiesas būdu, kuris rezonuoja su šiuolaikinėmis kartomis. Turime rasti naują kalbą ir naujus požiūrius, sakė ji. Kad kalbėtume apie esminius dalykus taip, kad žmonės tikrai girdėtų. Tai atrodytų mūsų valstybėje visoms feministėms, liberaliams žmogaus teisų gynėjams Kristina Zamarytė-Sakavičienė turėtų būti tikriausias moters pavyzdys. 6 vaikų mama, žmona, turinti krikščioniškus įsitikinimus kartu su Sveikatos teisės institutu, pandemijos metu aktyviai gynė žmonių pažeidinėjimas teisės, pabaigusi mokslus, turinti gerą darbo patirtį, visuomenininkė, kuri šiuo metu užima svarbias politinės pareigas. Tačiau kažkodėl taip nėra, o jie atvirkščiai susilaukė puolimų iš tam tikrų asmenų ir visuomenės grupių, tačiau sulaukia ir didžiulio visuomenės palaikymo. Mes matom, kas yra kas, o Kristina jaunimui, ypač merginoms, yra nuostabus ir siektinas pavyzdys, parodintis, kad šeimą ir vaikus galime puikiai suderinti su karjera ir mokslais, bei dar surasti laiko aktyviai ginti kitų žmonių teisės. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.